Režisierius Aleksandras Špilevojus paskelbė, kad traukiasi iš Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro meno vadovo pareigų. Režisierius vasario 25 dieną dar vienai kadencijai perrinktam teatro vadovui Antanui Venskui įteikė prašymą atleisti iš darbo. Matyt, atėjo tiesiog metas, šis sprendimas brendo kurį laiką ir pribrendo. Vasario mėnesio viduryje paskelbta, kad nuo 2020 metų teatrui vadovaujantis Antanas Venskus buvo perrinktas antrai kadencijai. Savo Facebook paskyroje Aleksandras Špilevojus rašė, kad dėl skirtingo etikos normų suvokimo ir atliekamo darbo kokybės supratimo jis nebemato galimybių toliau dirbti kartu. Tai buvo labai įdomus metai, ko gero patys įspūdingiausi, ryškiausi, tuo pačiu ir sudėtingiausi metai, bet buvo labai įdomu tvarkytis su kūrybiniais, meniniais iššūkiais ir tikrai labai džiaugiuosi. Ir dar tik išinu, bet jau pradedu ilgėtis šio teatro žmonių, šio teatro žiūrovų. Aleksandras Špilevojus meno vadovu Juozo Miltinio dramos teatre dirba nuo 2020-ųjų. Paskutinė jo darbo diena numatyta vasario 28-ąją. Pastaruoju metu dar bandau susivokti su pačia išėjimo mintimi, dėl to apie ateitį dar negalvoju, tai neturiu kol kas jokių konkrečių planų. Aš statau spektaklius, tai manau ir toliau juos kursiu. Aš dėstau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tai kaip tik šiais metais rinksiu ir savo aktorių kursą. Tai darbų kažkokių bus, bet dabar manau svarbiausia sąžiningai ir oriai pabaigti tai, kas yra pradėta. Be to, pats artimiausias spektaklis, kurį kursiu, bus ne kažkur kitur, o būtent Juozo Miltinio dramos teatre. Tai šiuo metu visas kūrybinės idėjos ir toliau yra apie Panevėžį ir šį teatrą. Režisierius su Panevėžio žiūrovais atsisveikins pavasarį, jau kaip kviestinis menininkas pristatydamas premjerą Arrivederci. Grįžtu kaip laisvai samdomas menininkas sukurti spektaklio, kuris vadinasi Arrivederci, ir taip jau yra, kad jis ir tyrinėja atsisveikinimo ir išėjimo temas, tai štai taip kūrybiškai atsisveikinsiu ir išeisiu. Panevėžietis Aleksandras Špilevojus vienas ryškiausių šių laikų Lietuvos teatralų, pelnęs gausybę apdovanojimų, įskaitant auksinį scenos kryžių. 2024-aisiais jis pripažintas populiariausių šalies dramaturgų. Manau, tikrai praradimas Panevėžiui. Tikėkime, ateis naujų veidų, talentingų, tokių kaip Špilevojus. Tai patys geriausi komplimentai ir didžiausi nuopelnai jo darbų, įrodymas pilnos salės. Ir tikrai, manau, ir aš, ir visas Panevėžys linki jam kuo geriausios sėkmės. Tai tikrai pasiilgsime, gaila žinoma. Kiekvienas pasikeitimas įneša kažkokio chaoso, bet manau viskas susidėlios. Liūdna labai. Nuostabus buvo režisierius. Kaip tik mano paskutinis matytas spektaklis buvo Sala, kurios nėra, tai žodžių trūksta. Toks geras pastatymas buvo. Šiandien sužinojau, tai labai nusivyliau. Tiesiog nežinau dėl kokių priežasčių, bet labai gaila. Kaip manote, ar tam turėjo įtakos teatro vadovo Antano Venskaus perrinkimas? Bet kokiu atveju čia yra paties Špilevojaus sprendimas, jo nuomonė, jo gyvenimas ir manau vertinti vieniem kitiem, tai yra dviejų pusių susitarimai, sprendimai, tai manau tik tai jis vienas galėtų atsakyti į šį klausimą. Aš žinokit, šitų dalykų nežinau. Sunku pasakyti. Venskaus nežinau, žinokit, negaliu pasakyti. Kažkaip tai tuo visų, tik tai žinau, kad Špilevojus nepaprastai geras režisierius ir jisai tiesiog, man atrodo, Panevėžys labai didelę nostalgiją jaus ir labai jausis be šito režisierius blogai.